Prieš keletą metų Šalčininkų rajone žengti pirmieji bendruomeninio verslo žingsniai. Eišiškių krašto bendruomenė Eikšys ir Šalčininkėlių krašto bendruomenės centras pateikė paraiškas Šalčininkų rajono vietos veiklos grupiai pagal priemonę nevyriausybinių organizacijų socialinio bendruomeninio verslo kūrimas ir įsipareigojo vykdyti ekonominę veiklą, sprendžiant gyventojų užimtumo problemas, didinant socialinių paslaugų įvairovę ir kuriant naujas darbo vietas. Koks šių dviejų aktyvių bendruomenių darbo rezultatas? Pasidomėkime. Sveiki, esu Violeta Zdanovičienė, Eišiškių krašto bendruomenės Eikšys pirmininkė. Bendruomeninis verslas naujovė Lietuvoje, o Šalčininkų rajone buvome pirmoji kregždė. Imtis verslo, ypač bendruomeninio, buvo nelengvas sprendimas ir didžiulis iššūkis. Pateikėme paraišką Šalčininkų rajono vietos veiklos grupiai ir gavome paramą. Nuosavą įnašą mums padengė Šalčininkų rajono savivaldybė, ištiesdama pagalbos ranką ir taip investuodama į savo rajono gyventojų užimtumą. Prieš keletą metų Šalčininkų rajono savivaldybės pastangomis suremontuotame ir pradėjusiame veikti Eišiškių laisvalaikio ir verslo centre įsikūrė smulkūs verslininkai. Vietą savo veiklai rado ir bendruomenės Eikšys kavinė Jaukus kampelis. Mūsų bendruomenės nariai labai daug darbo įdėjo tvarkydami ir įrengdami patalpas, svarstydami bendruomeninio verslo koncepciją, kad pateisintume vietos gyventojų poreikius ir lūkesčius. Paramos lėšomis įsigijome visą virtuvę reikalingą įrangą – šaldytuvus ir šaldiklius, viryklę, konvekcinę krosnį, grūzintuvą, picų pečių, kebabų kepimo įrangą, kavos, ledų šerbeto gaminimo aparatus, indaploves, skalbimo ir džiovinimo įrangą, vaizdo ir garso aparatūrą, kondicionierius. Be to nusipirkome ir jaukius salės baldus – stalus, minkštasolius, kėdes, baro baldus. Kurdami interjerą stengiamės sukurti aplinką, kuri atvaizduotų mūsų kavinės pavadinimą. Kavinė Jaukus kampelis siūlo labai platų ir nuolat besikeičiantį meniu, kurį pritaiko klientų poreikiams. Vaikų ir jaunimo labai mėgstamos picos, šerbetai. Penktadieniais čia skuba sušių mėgėjai, o nuo šio pavasario kavinė siūlo platų kebabų asortimentą. Projektas mūsų įpareigojo sukurti 2 darbo vietas, tačiau pradėję veiklą įdarbinome papildomus darbuotojus, kurie užtikrina kokybišką paslaugų teikimą. Esame dar jauni šiame versle, veikiame tik metus, tačiau pritraukėme nemažai klientų. Džiugu, kad dauguma sugrįžta, be to užsakomi pobūviai, čia švenčiamos krikštynos, jubiliejai ir kitos kamerinės šeimos šventės. Kavinė Jaukus kampelis tai bendra Šalčininkų rajono vietos veiklos grupės ir Eišiškių krašto bendruomenės Eikšys kūrinys. Gavome visokeriopą VVG pagalbą ir konsultacijas, esame jiems dėkingi už palaikymą ir motyvaciją. Iš Eišiškių keliaujame į Šalčininkėlius, kur gegužės pradžioje Vladislavo Kazakevičiaus laisvalaikio ir sporto centre pradėjo veikti Šalčininkėlių krašto bendruomenės kavinė Idėja. Sveiki, esu Edgar Alkovskiai, Šalčininkėlių krašto bendruomenės pirmininkas. Mes kaip bendruomenė turime nemažą patirtį realizuojant įvairius projektus ir veiklas. Bet man tapus bendruomenės pirmininku, norėjau savo verslo patirtį perkelti ir į bendruomenės veiklą, kad ji taptų savarankiška. Žengti pirmosius žingsnius mums padėjo Šalčininkų rajono vietos veiklos grupė ir Šalčininkų rajono savivaldybė. Naujai atsidariusioje kavinėje Šalčininkėlių krašto bendruomenė pagal projekto įsipareigojimus turi sukurti 2,5 etato. Tačiau, norint teikti kokybiškas paslaugas, darbo vietų sukurta daugiau. Svarbiausia, patys bendruomenės nariai nevengia darbo. Kolektyvas yra jaunas, dažnai kavinėje galima sutikti ir vaikus. Norėdami, kad mažieji pasijaustų svarbia bendruomenės dalimi, kartais jiems leidžiama pasimatuoti vieną arba kitą kavinės kolektyvo vaidmenį. Nepaisant to, kad bendruomenė pasirinko verslo kryptį, bendruomeniškumas išlieka mūsų veikloje. Tai mus dar labiau suvienijo, o pasitikėjimo savimi suteikė Šalčininkų rajono vietos veiklos grupės palaikymas. Pradėti buvo sunku, kadangi didžioji dalis paramos skirta patalpų remontui. Todėl interjeras bei baro elementai buvo kuriami tiesiog iš to, kokių galimybių tuo metu turėjome.
Daug dekoro elementų buvo kuriami savo rankomis. Kavinė kilo iš idėjos ir naujos idėjos vis papildo ją kuriant tokią aplinką, kurioje mums patiems norisi būti. Mūsų virtuvės skonis atsiranda iš idėjos. Stengiamės mokytis iš geriausių ir smagu, kad jie sutinka mokyti. Įkvėpimo ir patirties restoranų versle semiamės iš virtuvės šefo Deivido Praspaliausko. Deividas padeda sudėlioti valgiaraštį, o mūsų darbuotojai mokosi Vilniaus restorane Amandus. Paramos lėšomis Šalčininkėlių krašto bendruomenė atliko patalpų remonto darbus. Įsigijo kaitrinės, šaldymo, pagalbinės įrangos, gamybinių nerūdijančių plieno stalų ir stelažų komplektus, gėrimų gaminimo ir laikymo įrangą. Kągi, turime 2 iškalbingus pavyzdžius, kaip idėjos užauga į verslus ir kuria pridėtinę vertę, aktyvina ir stiprina bendruomenę, užtikrina trūkstamų paslaugų teikimą, užimtumą ir kuria naujas darbo vietas kaimo vietovėse. Prie projektų įgyvendinimo prisidėjo Šalčininkų rajono savivaldybė.